Žodžiu, skubam, ruošiamės, nes iš pačio ryto turim keliauti į Kazbekį kalną. Toks šiandien tas ir planas. Šios dienos kelionė mums kainavo 10 valandų, tad pradedam. Pirmasis sustojimas yra Ananuri tvirtovė. Nepraleido progos vienas mūsų iš narių patapti ir pajausti išties, ką reiškia būti Ananuri pilies gyventojų ir persirengę vietiniais rūbais. Buvo linksma išties visiems. Toliau keliaujame į kitą vietą ir tai yra Gudauri. Senovėje piemenys čia brandindavo sūrį, šiandien čia bręsta kitas dalykas – laisvės jausmas. Šaltas vėjas kvošia per ausis, baltos viršūnės, begalinė erdvė. Ir čia jautiesi, lyg būtum kažko be galo didingo dalimi. Keliaujant Gruziją galima pamatyti labai daug aplinkui gyvenančių gyvūnų kartu su žmonėmis. Ir tai yra didžiulė tolerancija vieni kitiems. Pažiūrėkit, kaip šeimininkas reaguoja į tokį elgesį. Nuostabu. Keliaujame toliau ir mūsų paskutinė stotelė yra girdėti Trinity bažnyčia ir panorama į Kazbekį kalną. Bažnytėlė pastatyta 14 amžiuje ir tai vieta, kur žmonės ieškojo stiprybės. Kiekvienas turėjome čia savo tylę akimirką, kur kalnai ir mūsų mintis susiliejo. Ir kai leidosi saulė, o vakarienės metu ragavome gruzinišką maistą, jautėme, kad šita kelionė paliko kažką viduje. O mintise iškyla Gruzijos veidas laukinis, didingas ir tikras. Šios dienos kelionė išties iš mūsų pareikalavo daug jėgų, bet paliko labai didelį įspūdį. Grįžtame namo. Kelelis ilgas, kelelis tolimas. Jeigu patiko, paspausk like ir iki kitų susitikimų.